Sveiki, čia Jurgis iš Tavo Tikslas LT. Šiame video aš parodysiu vieną svarbų dalyką, kaip neatsilikti nuo evoliucijos, neatsilikti nuo techninio progreso. Šitas daiktas anksčiau buvo naudojamas, kad sujungti tarptautinius skambučius. Tarkim, jeigu aš norėčiau paskambinti kur nors į New Yorką, aš turėjau paskambinti tokiam operatoriui, kuris sėdėjo prie šito stalo. Jis pakeldavo ragelį, sakydavo ten sveiki, kur norėtumėt skambinti, man sakydavo numerį ir tada mane mechaniškai prijungdavo prie vieno ir viskas. Ir aš galėjau kalbėti. Tas operatorius paskambino į New Yorką ir pasakė, kad jums skambino, tarkim, iš Londono arba iš Vilniaus ir komunikacija vykdavo. Ir buvo ruošiami žmonės, kurie darė tą darbą. Buvo sukurtos tokias mašinas, kurios užtikrindavo tą ryšį. Bet kas atsitiko? Kažkas sugalvojo technologiją, įrenginį, kad žmogus gali dabar skambinti tiesiogiai iš Londono į New Yorką, iš Vilniaus į Miami. Ir šitie įrengimai pasidarė nereikalingi. Šitie žmonės, kurie sėdėjo prie tokių pultų, pasidarė vėlgi nereikalingi, tos specialybės dingo. Ar supratot, ką aš noriu pasakyti? Progresas visada juda. Gamyklose dabar darbininkus pakeičia robotai, kurie padaro tą darbą tiksliau, pigiau, greičiau ir nesvarbu, ar tai yra diena ar naktis. Programą paleidi ir ji veikia. Esmė yra tame, kad jau industrinis amžius seniausiai pasibaigė, gamyklos yra automatizuotas. Informacinis amžius irgi vėlgi jau įsibėgėjo stipriai, žmonės padaro milijonus sukurdami YouTube'ą, Facebook'ą, kompiuterinės programas, kurios žymiai palengvina darbą. Tiesiog tokie darbai mechaniškai, kurie atliekami, jau pasidaro nebereikalingi. Ir, kaip žinot, tinklinė rinkodara ir yra verslas, kuris būtent juda kartu su laiku. Kodėl? Todėl, kad mokama būtent už įdirbį. Todėl, kad ten tu gali išmokti daug dalykų, kurios nemokina mokyklose, kurių nemokina universitetuose. Čia moka ne užsidėjimą ofise arba atlikimą kažkokios funkcijos. Ten yra mokama už pastatytą organizaciją ir mokama daug kartų. Tiesiog, jeigu jūs dabar galvojat, kad užsiimti network marketing, tai yra tas tinklinė rinkodara arba multi-level marketing, tai yra tas pats. Yra kažkas blogo, kažkas ne to. Aš labai rekomenduoju pasidomėti. Yra jau parašyta daug knygų, parašyta daug literatūros, yra daug video. Kaip tas pats Robert Kiyosaki, sėkmingas nekilnojamo turto vystytojas, pasakė, kad tinklinė rinkodara yra būdas be rizikos pradėti užsiimti savo verslų, pereiti iš darbuotojų mąstymo į verslininkų mąstymą. Tai nėra paprasta. Galbūt daug žmonių tiesiog užknyso. Bet būtent tokie įrengimai jau yra pasenę. Ir reikia judėti su technologijom, reikia judėti su būtent naujom verslo galimybėm. Tai su jumis buvo Jurgis iš Tavo Tikslas LT.